Sveikas, STEM kanalas visi savi, Lukas Tautvydas. ir šiandien bus kelionė į Kaišiadorį. Jau esam Kaišiadorį. Štai kaip mes keliavom. Esam vėl Geležinkelio City, keliavom į Kaišiadorį. Pirkom bilietus, mokėjom 3,92. Dabar esam City, ieškosime savo traukinio, sėsime ir važiuojam. Ane? 3 minutės liko. Gal spėsim. Va, jau traukinį matom, spėjom. Kaldu traukinį. Geras traukinys tikrai. Naujas, nes čia į Kauną važiuojam. Dabar ką tik atėjom, vos nepavėlavom. Jo. Pirkom bilietus. Tai dabar važiuosim į Kaišiadorį šiandien, ne į Kauną. Tas pats kelias, Kauno traukinys. Tikiuosi Kaišiadoris patiks, nes pažiūrėjom, visai įdomių objektų yra. Na ką, esam Vievy. Realiai Vievy mes dar buvom, ne, labai panašu. Kaunas, Žemūna. Visai ramiai išvažiuojam, kompanija labai ten žmonių daug. Tai Štai kokie lietuviški. Visur ant langų, ant lubų. žasliai. Žemūną laimėjau 1-0, esam Kaišiadorį, traukinį. Lukas, supramėjai? Jo, aš net nežinau, realiai. Pasakė Kaišiadoris. Ja. Ir kažkaip Ir net, stebėjom. realiai net, Greit susirinkom, jau norėjom dar žaisti. jo, net realiai, aš random pasakiau Kaišiadoris, žinai, Kaišiadoris, tik Kaišiadoris dar toliau važiuosim, bet gerai, kad pamačiau, būtumėm pravažiavę. Oba. Atvykom į Kaišiadorį, o tai atrodo pagrindinės kelias, va, bažnyčia didžiulė. Čia kaip realiai koks miestelis. Eisim dabar naršyti. Jo, Kauno eisim. Na ką, mes keliaujam. Būtent tiesiai. Kur šitą gatvę tiesiai? už bažnyčios ir ten tokios gatvelės per parką Brazausko ir ten bus parkas ir ežeras. Tai viskas. Ačiū. Mes atėjom į Pasagėlę. Eisim, įsipirksim kažką. Už gerą pradžią, kaip tik kelionės pradžia. Jo. Celiai tokie. Čia, žinai, pas mus jau tradicija pirkti visada Vytautą. Jo. Čia Kaišiadorio Kristaus atsimainimo katedra. Pagrindinė aikštė, fontanas ir va, pagrindinė bažnyčia didžiulė, užeisim. Taudas tos sprendai. Perbėg. Pagrindinė aikštė. Šarnuolis. Policija. O mes einam į bažnyčią. Dabar atidaryta yra, tai bandysim, gal mišios bus. Bet argi dabar mišios gali būti? Na, manau. Gal 12 kokia, ar pusė 12. Dabar yra 11. Sekmadienis tai. Čia. Bandom eit. Gražiai atrodo, aukšta didelė. Dievas yra meilė. Ane? Jis labai jūs myli. Ką, esam kaime. Tikram kaimum, kiek daug rulonų, šieno. Pelis. Ne, faina, labai gražu. Tikras kaimas. Nežinau, jo, ką. Dabar jau realiai išeinam. Dabar mes, aš manau, nueisim kaimelį, mes dabar kiemelį būsim. Tai mes dabar tiesiog nueisim gal čia į laukus pasivaikščioti, dar kažką ir paskui eisim išsimaudyti miestą, futbolą gal pažiūrėti, dar kažką. Kiemelį ir Kaišiadoris beveik. Mes tiesiog patyrinėti vietas, sakėt, pažiūrėti. Bažnyčia. Susižinojom, kur yra ežeras už poros kilometrų. Tai va dabar einam ežerį išsimaudyti. Mums čia močiutė pasakė kelią. Maloni buvo. Važiavo su savo... Nemotociklu. Važiavo savo mašiną. Vendė. Ja. Ten sodyba. Tai va dabar einam tokiu keliu gal porą kilometrų. Jo. Prisijungsim. Radom šitos, kurio limpa. Anki. Limpa. Va. Jie. Čia mano maikis geriau limpa. Ai, blemba, nepataikiau. Ir net prie pirštų. Jo, prie pirštų. Oba. Va, žiūrėkit. Paėmė ir per limpas.
varadom kažkokį ūkį, gal eisim pririnkti braškių, arba dar čia kažkas. Mažiai čia dar nieko nėra, vietos dar neužaugusios. Ja. Taudai Maikės, vadinai viską. Aš buvo, žinai, pas mane visą šitą diržą pasidaręs. Bum! O mes dabar einam tikrai jau prie ežero einam. Žiūrėkit, kokia grybukas. Yeah. Didumas. Kaip gal, ne, kaip pusė. Obuoliuk radom. Slyvučių radom. Kaišiadoris, esam dabar ne Kaišiadorį kilometras. Biški prie kelio, tai nelabai gerai, bet nu gal nieko tokio. Nieko Labai ne. skanius atrodo. Jo. Aš dar neparagavau. Dedam slyvas. Ką mes čia visas daržovės, obolių, slyvų dar ko. Čia kitokia slyva. Ir va radom ežerą. Dabar eisim įsimodyti. Tik įdomu, kur krantas. Iš kitos pusės turbūt. Čia labai daug uogų, pakeliu kaip eina visokių daržovė. Obuolių. Jo, visų. Nu tai kaimas, ką tu nori. Radome žiriuką, žmogus čia nakvoja, kempina. Oba, einam įsimaudyti. Maudomės. Tai bus oba. Kaip vanduo? Geras. Čia ir kabina yra, stalas. Tešiam rankšluose, prie ežero pažaisim Uno gal, ne? Dar kažką pavalgysim, užteks jo. Ir judėsim į miestą. Nu, Tinka. na, Kaišiadoris. Nes dabar esam ne Kaišiadorį, dabar esam kaip kiemelį kažkaip. Kiemelį. Jau dar vieną žaidimą Uno 2-0 tautai tai negėda. Tai mes dabar valgom sumuštinius. Valgom, žaidžiam biškį, dabar yra gal pusė pirmos. Pirma jau realiai. Ir apie antrą arba pusę 2 varysim į miestą. Nu, dar pažaisim, pavalgysim taip daugiau. Jo, tai vat. Mes išėjom jau, sužaidėm Ką tik karpį va tokį. 3-0 Uno, jo, bet karpį didelis gavo žiauriai. Tai va, mes dabar einam į miestą, į Kaišiadorį, nes mes dabar esame ne Kaišiadorį. Tai va, dabar koks to keliu saulėtų, gal kokius 2 kilometrus teks eit. Maždaug. Ja, prisimsim. Mes tam biškai parinkt, keliausim valgydami. O čia gal prie mašinų, kad mašinas važiuoja nieko tokio, aš tikiuosi, gal nelabai užtašytas. Bet labai skanias. Ja, nu, va, miestas jau, mes jau arti čia visai. Gal pusė. Porą daugiabučių yra, kažkiek nuosavinamai. Prisiskynėm, šiek tiek dar. Ja. 2 šitos skrybėlės, eisim į centrą padavinėti. Arba tiesiog dažnai. Nemokamai. Arba patys valgysim. Ja. Esam Kaišiadorį. Jau matosi, jo, dabar jau kažtai, matosi bažnyčia. Mes jau grįžtam, labai saulė kaitina, dabar sveini, taip, per taip žiauriai kaitina. Tai va, greit būsi mieste. Gal realiai reikėjo man užsidėti, nes Policijos, čia prie pat bažnyčių yra policija, mes jau atėjome į miestą. Dabar dar kokius porą kilometrų per visą miestą reikės eiti iki futbolo aikštelės, ten pat ir parkas bus ir viskas. Tai va, teks eiti. Aibė. dar užžeisim vandens, Ja. tikrai beveik baigėsi. Traškinas. Ja. Ir būtinai reikės nusipirkti šokoladą, bet čia jau galą. Nes čia mūsų tradicija. Dabar tai nesinori visiškai šokoladą. Žiūrėk, bet čia pigiau, pavyzdžiui, Varėnoj buvo 2 eurai už milką šokoladą. Tai dabar čia tai pigiau. Dabar durą nuo tų, kur mėtėmės. Čia yra Kaišiadorį pagrindinė gatvė, šiaip labai visai gražus sutvarkytas miestas. Man patinka. Ten va yra tokie visai realiai daugiabučiai, gal kokie 9 aukščiai, visai labai tikrai aukšti. Net Varėnoj tokių nebuvo. O Kaišiadoris dar mažesnis miestas. Tai visai gerai. Va 5 aukščiai. Tai va tokie visai biznio centrai. Sudėta visokių kompanijų. Ir nebuvo. Realiai kaip Vilnius, atrodo, kad mes Vilniuje esam. Labai. Ai va, yra žiedas tas. Iki kur man pasakė, dabar mums reikės į dešinę eiti. Suksim į dešinę ir ten bus stadionas. Eisim, pažaisim, įkaisim, ar tada įkaitę eisim įsimaudyti į parką. Jo, labai tinkas. Įkaitę. Jau matau, man atrodo. Kokia didelė mokykla, 4 aukštų. Čia va, televizijos bokštas Kaišiadoriškas. Nu, tiem prie stadiono čia yra ir turnikai, ir yra skateparkas, ir futbolo aikštelė. Tai dabar gal eisim paspardyti, jeigu bus koks kamoliukas. Kamolį, paprašym administratorės, gam kamolį. Geras labai laukas. Dabar eisim pasispardyti kamolį, ne tau davai? Man jau patinka. Malonė administratorė davė kamolį. Paspardyti eisim, bet čia realiai. Vinguriuoja nuo karščio. Nu.
karšta, bet prieš saulę žaisti reikės. Įkaisim, bet už tai ten toliau. Išsimaudė tokia, tais, ne? ežero. Bandau pramušti. Yra! O dabar mes einam biškį kašį pažaisti, paspardėm futbolą. Dabar einam pamėtyti kašį. Nepataikysi. Aišku. Tai va pamėtam pažaidžiam kiaušą gal kokį, tada eisim gal jau turbūt įsimaudyti. A ne? Jo. O keli kaip tik buvo stadionas. Ja. Pažaidėm futbolą, krepšinį. Labai suprakaitavom. Dabar eisim įsimaudyti. Ir po įsimaudymosi galbūt užsuksim vėl pažaisim, nežinau, arba eisim į miestą kažką, arba link jau stoties, važiuosim namo. Dabar yra 15:05. Praeitą kartą sakėm, siūlykit vietas, kurios mums nukeliaut ir įdomias kažkokius objektus ar kažką, siūlykit veiklas mums visokias, gal nufilmuosim, pagalvosim. Prie seno ąžuolo skulptūrų taką. Čia sako daug skulptūrų pagal kelią, kas turbūt neįsim. Ir pasirodo, va, čia yra sovietiniai kažkiek kariai. Paminklas jiems, karo paminklas sovietiniam kariam. Antro pasaulinio karo nuo 1941 iki 1945 metų karo. Na va, žodžiu, mes dabar nusprendėm paieškoti lobio. Čia prie pat mūsų. Lobis, parodyti apylinkės. Kažkur bandom ieškoti lobio, kas žino, ieškom lobius, tai dabar galbūt rasime, tada einam maudytis. Ką, pagaliau atėjom prie ežero, čia sala tokia. Tai dabar eisim, bebrai, dabar eisim pro tiltą. Vanduo šiaip purvinas atrodo, bet gal niekur. Oi, dreba biški, tiltas. Čia tokia kaip sala. Čiužiukų daug. Graži vieta. Kaip gražiai atrodo, ten gatvė pagrindinė. Mašinas važinėja. Kol kas neradom, kur maudytis. Nes čia krantų nėra. Čia visur apaugė. Namelis. Ja. Namelis va čia. Perėjai kitą pusę, nes čia yra dvi pusės, du ežerai, tai vada vienas ežeras. Dabar praeisim. Galbūt jis krantas gerai. Nes va, ten vienas, čia kitas. Bet čia irgi nieko gero turbūt. Nebus. Gal ten krantas. Gal. Adom. Matėm iš to. Labai didelį lieptą galim šokti, tai galbūt ten einam. Atėjom į sporto centrą. Čia visi žaidė tinklį, dar kažką. Iš ten yra rampas, nuo kurių mes eisim šokt. Faina, patinka man Kaišiadorys. Na ką, mes atėjom čia, mes šokom nuo šitų, dabar Taudas nuspręs nuo aukščiausių. Čia yra gal kokie 5 metrai. Davai! Bum! Kaip garsiai. Na šaunuolis. Traunuolis Taudai. Čia šiaip labai gera vieta, ten visokie yra. Ten dar yra nušokt, čia yra dumšot. Gera vieta. Šiaip, jau greit varysim namo. Mes dabar pavalgysim, štiek iškasim ir pažaisim mūną. Kaip visada, mėgstam mūną, mylimiausias žinot. Mes įsidžiavinom, apsirengėm ir jau keliavom namo. Dabar yra 7 kažkur. Traukinys be 1:08. Tai va, Dabar jau keliausim. namo. Kaip, kur tau labiau patiko? Varėnai, Kaune ar Kaišiadorys? Net nežinau. Arba Varėnoje, arba čionai. Gal netgi čia. Čia buvo tas nušokimas fainas. Tiesiog. Nežinau. Šitoksai kaimas. Realiai kaimas. Nu, miestelis. Kaip Jo. vienur miestas, kitur kaimelis. Man patiko irgi. Man realiai kiekviena kelionė patinka, nes kiekviena kelionė yra kažkom skiriasi nuo kitos ir vis įdomesnė. Tampa, pavyzdžiui, ten Kaunas dar kitoks, Varėna dar kitokia. Na va, čia yra pagrindinis centras, kur baigėsi pats Kaišiadorys miestas. Mes dabar esam galbūt užeisim į Norfą. Nusipirksim šokolado, kaip visada, mūsų tradicinis atsisveikinimo būdas. Nu, mes visada kažkaip dabar pradėjom pirkti šokoladą, kad atsisveikinti su miestu. Dabar bus trečias, čia bus tradicija. Tai vat. Ir mums reikia paskubėti traukinį. Mums Spėsim. atrodo daug laiko, bet kelias gan ilgokas. Spėsim. Bet jo. Spėsim. Šokoladą. Kainuoja 79 centus.
Tai šitaimsi. Toks skaniai atrodo lenkiškas. Su riešutais man patinka su riešutais tau. Jo. Patinka. Yra va, senukai iki ir ten yra Lidl. Ir čia gyvena 8000 žmonių. O Varėnui nebuvo tokių ir dabar čia dar kokie aukštesni pastatai, čia yra viskas. Kai sakė kaimas, tai turėjo menį ne šitą vietą, bet tenai... Jo, bet 8000 čia mažai, pavyzdžiui, Varėnui 19 000, tai 2 kartus daugiau. Senukai iki ten buvo Norfa, Lidlas, Nu, yra ir Maxima, dar kažkas Aibei. nesimato. Bet tik kiek daug, dar važiuoja. Geras, kiek ten kolonų. Čia kiek čia daug. Daliai, čia ir kažkas. Geras, dar važiuoja. Kokie ten linija? 15. Va čia tai grupė laikerių. Va, atėjo mieste. Ačiū už gerus prisiminimus, man patiko. Aha. Tau patiko? Labai man patiko, čia pirmas, kaip atėjom, įspūdis O buvo. traukinys dar net O traukinys nevažiavo. Skubėjom. Žiūrėjom kiek valandų. Labai patiko man. Jo, man irgi faina. Kelionė ir dabar yra M4, tai po 5 minučių turėtų jau išvažiuoti iš čia, bet jo nematom. Žiūri gražiai dabar. Tiesiog geležinkelio stotis atrodo. Jo, labai. Reiktų. Atvažiuoja mūsų traukinukas. Traukinukas. Apsistoja, pamato, kad nieks nelaukia išvažiuoja. Būt kals. Žmonių yra. Jau grindas patys drebėt. Nu va. Parieda. Paprašyk, kad paprašyk. Dar jam bėga. Ne. Paspėjom minutę į minutę įtraukinėm. Dabar. Nu, Šiai Simūnom. Kaip spėjom, vos spėjom, atvažiavom dar nebuvo, atėjom dar Jo, nebuvo. bet tai tarsi... Bet po to film filmavo. Gerai, pavalgysim šokoladą, gal pažiūrėsim Simūno. Šokoladas kaip visada mūsų tradicija, tai prisiminkite dabar kiekvienam video, kaip važiuojam, laukit šokolado. Jo, jeigu nebus, tai... Tai nebus video, nebus kelionės. Nežinau. Gerai, tai mes dabar iš Simūno kažką veiksim tą 50 minučių. Šokolado labai skanus. Žaidžiam Unam. Jo. Laimėsiu, turbūt. Va, 3-1. Žaidėm Uno, jau esame Vilniuje. Jau esame 4 laimėjau ką tik. Esame jau Vilniuje. Tai atvažiavom į Vilnių. Vilnių welcome. Mūsų kelionė į Vilnių. Aišku, mūsų kelionė į kur? Į Kaišiadorę, teisingai. Labai ilgai užtruko. Man patiko. O tau? Man patiko jo, galbūt ir mėgstamiausia. Laukit kito Video. video, kitos kelionės. Dar neatsveikinsim, dar prisijungsim, manau. Su jumis visi savi, Lukas Audidas. Traukinys išvažiuoja, mes irgi išvažiuojam, namo, bet nes traukiniu. Su autobusu. Ačiū, kad žiūrėjot, jeigu pažiūrėjote iki galo, parašykit komentarą, pažiūrėjau iki galo. Taip. Žinosim. Gerai. Šiandien buvo kelionė į Kaišiadorę, mums patiko. O tau? Man patiko, man gal labiausiai patiko iš visų kelionių, tiesiog. Tas tiltelis labai fainas Čia buvo ilgiausias video, turbūt, kurį mes turim iš vis kanale. Man patiko. Sakykit, jeigu buvo per ilgas, kokį ilgumą Taip, gerai. patinka maždaug video. Lukas, Tautitas, kanalas įsivi kelionė. Iki greito, iki kito video. Subscribinkit, laikinkit. Stoties vibe.